Sveiki, poilsiautojai. Štai toks gražus kampelis yra Skogalio kaime. Poilsiavietė Sedula, kuri randasi prie pat Tytuvėnų. Štai va tokie nameliai. Tokia gamta. Rąstiniai nameliai, kuriuose galima atvykti poilsiauti. Tų namelių yra įvairių, ir didesnių, ir mažesnių. Štai vienas namelis, kuriame aš gyvenau. Trumpai parodau, kas čia yra tose nameliuose. Štai viduj. Matot, šaldytuvas, spintelės, lėkštutės. Štai. Šaltokas būna grindis plytelių. Vaikščiot būna šalta, tai reikia atsivežti savo tapkes. Štai. Toks vonios kambarys. Štai tokia lova. Poilsiavietė Sedula. Štai vienas kambarys. Vienai šeimai kainuoja toks namelis kažkur tai. Nežinau, kiek kainuoja. Lyg tai iki 60 eurų parai. Ar 50. Ar dar mažiau. Nežinau. Bet štai. Patalynė yra. Tokios va pušiniai rąstai. Tokios lovos su spirokliniais čiužiniais. Bet grynas oras, miegasi normaliai. Prie kiekvieno namelio štai yra toksai staliukas. Valgyti. Štai einam dar toliau į teritoriją. Parodysiu daugiau. Kas norit, galite apsigyventi štai tokiuose senesnio tipo nameliuose. Štai. Vienas namelis gali gyventi 2 šeimos. Kvadratūra lygiai tokia pati. Tikrai gražu, čia labai gražu, tvarkinga. Na, už tai imami pinigai, kad žmonės jaustųsi komfortiškai. Ir būtų gerai pailsėję. Nors tai nėra labai kurortinio tipo kraštas, bet būtent šita vieta yra tikrai gan didelė teritorija. Tikrai yra. Štai va dar vienas toks namelis. Šita teritorija yra labai didžiulė ir tiesiog kaip koks gyvenamųjų namų kvartalas. O štai ir grybas. Ir man atrodo, šitas grybas yra valgomas. Tai štai.
Štai kokia teritorija didžiulė. O šitie nameliai yra patys brangiausi nameliai. Jie kainuoja, kiek žinau, kiek nesumeluosiu, jeigu nesumeluosiu, 75 parai. Visi gali gyventi 2 šeimos. Antras aukštas, viduje yra židinys, minkšti kampai, baldai, netgi gal net ir televizorius yra. Tai štai, tikrų rąstų nameliai, ne šiaip kokie. Štai seno tipo namelis. Na, iš bėdos tiktų ir galim ir toksai, iš bėdos. Dėl taupumo ir panašiai. Juk nesvarbu tas namelis iš tikrųjų. O svarbu, kad būtų ką veikti gamtoj. Plaukioti čia galima, vanduo, ežeras, Brydvaišio ežeras šalia yra. Vanduo yra švarus. Netgi šalia mačiau atplaukiančių lydekų. Nedidelės tos beje lydekos yra. Be to šitas ežeras yra gilus, bet turi ir krantus, smėliuką. Čia yra ir vaikam yra ką veikti, čia pasisupti galima. Yra tinklinio aikštelė, futbolo aikštelė, krepšinio aikštelė. Viešas tualetas. Galima tiesiog atvažiuoti čia ir nebūtinai nakvoti, bet galima tiesiog paplauti vandens dviračiais ir valtim. Ir vakare galima kepti šašlykus. Vakare turi būti, galima atsiklausti, galima šalia nusipirkti malkų. Žodžiu, tikrai nebloga poilsiavietė. Nėra čia labai didelė prabanga. Ne užsienis, ne arabai. Bet kaip Lietuvoj, tai yra visai neblogai. Čia tuoj parodysiu, kur pirtis. O čia kam reikia ir pirtis, štai čia. Aplink ežerą, jeigu eisite 5 km, nedidelis ežeras, šalia Tytuvėnai. Mini pliažas, čiuožykla, lieptelis. Nu, žodžiu, puiku. Jeigu oras geras, tai čia atostogos, čia galima pailsėti nuo miesto triukšmo ir pagyventi štai tokiame tikrame namuke, mini namuke prie ežero, štai, prie ežero Brydvaišio. Na ką, sėkmingų, gerų atostogų visiems. Štai, turėkit omeny šitą poilsiavietę arba kažką panašaus gal rasite. Tai štai. Gražu Lietuvoj. Tikrai gražu. Nebūtina niekur toli važiuoti.